Leidžia arbitrai pagaliau Ąžuolui smūgiuoti. Kamuolį užribį, bet čia panašu, kad bandymas sėkmingas nebuvo, bet čia pasiseka ir Ąžuolui. Latvija nepasiema pakankamai lengvo kamuolio ir Ąžuolui galimybę pradėti savo ataką. Ten pasprukti nepavyko, bet ataka kuo toliau, tuo labiau atrodo perspektyvi. Tribūnos irgi ten stipriai palaiko Ąžuolą. Na dabar Latvija irgi turi būti budrus, gintis be pražangų, nes gali Ąžuolas ir išlyginti rezultatą. Čia labai įdomu, kas bus toliau. Kol kas arbitras ten žeminimo nefiksuoja, sunku spręsti, kur ten yra kamuolys. Nu visiškai nieko ten nepavyksta įžiūrėti. Ne, vis dar kamuolys nėra įskaitinėme plote. Ir čia kyla arbitro ranka į viršų ir triumfuoja čia visas Kaunas. Spaudžia ten kamuolį įskaitinėme plote. Tas pats pirmojo žeminimo autorius Dubė ten atsiduria atakos smaigalyje ir vėl išveda Ąžuolo komandą į priekį. 26-21. Ir dabar ypatingai reikalinga dar ir 2 taškų vertės realizacija. 26-24, atsiprašau, pataiso dabar mane